Laimėjimas, aišku, Hegelmanai pralaimėjo lyderiams Kauno Žalgirio futbolininkams. Na ir pažiūrėsime. Taip, na bet pasikeitimas ir šioje pozicijoje. Ribeiro smūgis ir Giedrius Zenkevičius nerizikuoja ir ko gero teisingai daro. Prie aikštės šeimininkų vartų Ribeiro padėmo. Vėliavėlės įžaidžia. Ribeiro, Šedras. Nepasiektas kamuolys. Na, barė. Ojojoj, ir čia pasiseka Sūduvai. Wilsonas. Žaidžia su Sanoko. Sanoko šiek tiek dabar nusileido arčiau gynėjų. Štai tokia situacija ir neleido. Marius Petkevičius. Perdavimas link baudos aikštelės ir pirmasis įvartis. Sėdi Sanoko. Na, kaip sakoma, nereikia daug kartų mušti į vartus, kad įmuštum įvartį. Kartais užtenka vieno tikslaus. Standartinė situacija, puikus Mario Petkevičiaus perdavimas ir nuostabus Sidi Sanoko smūgis. Siunčia kol kas Kauno rajono ekipai tokį mažą knockdowną. Neblogas perdavimas, bet Domantas Antanavičius kamuolio nepasiekė. Harūna, Diukas. Lupstui. Laukia patogios situacijos Hegelman žaidėjai. Popesku. Aštrina situacija. Popesku! Patrikas Popesku! Bravo! Na, puikūs įvarčiai ir matome, kaip atsimenam, kokį smūgį atliko Sanoko, o čia Patrikas Popesku pateikė, na, tiesiog desert. Turite dar laiko. Dešinėje pusėje yra QR kodas. Rimtas kamuolys ir čia gali būti labai pavojinga. Lucky Tomas, perdavimas dešinėje, Stankevičius! 2-1 Dariušas Stankevičius! Bravo! Puikia ataka ir Dariušas Stankevičius siunčia kamuolį į vartus. Autoritetą tikrai turi tarp futbolininkų. Ir netgi Patrikui Popesku Aleksandras Živanovičius turi ką pasakyti. Čia. Kazlauskas. Aikštelės siunčiamas kamuolys, gera situacija ir Giedrius Zenkevičius, bravo jam! Na, dar, aišku, kai nuaidės finalinis švilpukas, dar pasakysiu tokią nedidelę paslaptį, kas yra geriausias orakulas tarp futbolo. Dar viena ataka, bet ten Aleksandras Živanovičius, tokio kamuolį jisai nepraleidžia. Ir tai yra viskas. Aidi, teisėjo švilpukas. Sūduva trečią kartą įveikia Kauno rajono Hegelman. O dabar jau atvirai galiu sakyti, kad geriausio